Labas rytas tau ir sveikinu tave įsigijus savo gyvenimo pamatą, aš Galia. Taip, nes tu esi absoliuti galia. Ir tu turi tikėti savimi, nes jeigu tu savim netikėsi, tavim niekas netikės, ir niekas neprivalo tavim tikėti. Tad širdelė mano, viskas tik tavyje. Šito video noriu įnešti aiškumą, paprastumą apie tai vis tik tai, kasgi yra tas santykis su savimi, kaip atrasti, kaip suprasti, kaip suvokti, kad jau pradedu atrasti, jau randu tą santykį su savimi ir tą meilę savo. Dabar galvoju, kaip čia padaryti, ar tą meilę, ar apie tą besąlyginę meilę pakalbėti. Aš tikiu, kad kažkaip man jaučiasi, kad noriu tau nešti aiškumo, kasgi vis tik tai yra ta besąlyginė meilė savo. Ir kai mes besąlygiškai nekeliam jokių sąlygų savo, kai besąlygiškai mylim, priimam save, tai mums automatiškai nereikia galvoti, kad man kažką išorėje reikia mylėti arba priimti besąlygiškai. Tai aš vis tik tai kreipsiu nuo savęs santykio su savimi ir tos besąlyginės meilės su savimi. Tai kasgi yra ta besąlyginė meilė savo ir tas santykis su savimi. Kaip atpažinti, kaip suprasti, kas čia iš tikrųjų vyksta, kaip viską tai atnarplioti, išnarplioti, kad būtų paprasta, aišku ir kirvis, ir nenukirtama. Yra kaip yra, tokia tiesa tavo. Tai žiūrėk. Ką reiškia visų pirma besąlyginė meilė savo? Tai reiškia, kai nekeli absoliučiai jokių sąlygų, jokių savo. Savo kalboje, savo veiksmuose, savo kūnui, jokių sąlygų, kritikos, teisimo, savo jausmam, savo emocijom, savo poelgiam, kūrybai, kasdieniam veiksmam, jokių sąlygų niekam. Bet sakysit, o kaip čia dabar, taigi mes visą laiką kažkokių sąlygų turim ieškoti, ar ne? Daryti sąlygų, taisyklių, kontrolių. Ne, viską šitą išbraukiam, visas kontrolės, sąlygas. Dėl to ir kenčiam už tai, kad keliam visą laiką sąlygas, nesutinkam su gyvenimu, keliam Dievui sąlygas, visą laiką keliam Dievuliui sąlygas. Dievas myli besąlygiškai, jis neturi jokių sąlygų, jis niekada nebaudžia, niekada. Žmogus sugalvojo Dievulį, kuris baudžia, tai mieloji tikrai nebaudžia. Patikėk manim, aš labai ieškojau tos meilės Dievulių ir visą kitą, ir kol tai suvokiau, daug reikėjo visko atnarplioti. Gerai, grįžkim. Tai reiškia jokių sąlygų, bet nepakliūk į spąstus. Kaip nustoti tai daryti, kaip nustoti teisti, kaip mes teisiam viską, šalį, politiką, savo miestelį, ten kelius, draugus, tėvus, vaikus, absoliučiai viską, save teisim, kritikuojam. Kai aš sakau meilė savo, tai reiškia, mes nedarom šitų dalykų, bet protas darom, Tai vat kaip čia atpainioti, atnarplioti, tą dalyką, kai aš sakau, kad meilė savo, tai kad mes nustojam kritikuoti, nustojam teisti, nustojam kelti sąlygas gyvenimui, viskam, vyrui, vaikam, belekam, savo. Iš vienos dalies sakau, aš nedarykit taip, bet darusi. Tai kaip čia dabar darosi, vis tiek keliasi tos sąlygos ir visa kita. Žiūrėk, tau duosiu labai paprastą siūlelį, iš kurio patemsi ir viskas atsipainio savaime. Gražiai, va taip visi siūlai išeis. Žiūrėk, tau ką reikia padaryti, tau tai reikia pamatyti tada, kai tu teisi, kritikuoji, kai grubi. O kaip tai pamatyti, tai rodo mums išorę, tai rodo kiti žmonės, svetimi, nesvetimi, artimiausiai labiausiai rodo. Jeigu su tavim kažkas grubiai elgėsi, negražiai, labai negražiai, suprask, kad tau Dievulis taip rodo, kaip tu su savim elgiesi.
Visa aplinka, visa išorė, visi žmonės tau rodo tave. Tai tu turi pamatyti ir pripažinti. Kai tu pamatysi, kad tu iš tikrųjų teisi save, ane, teisi aplinką, grubi su savimi, ane, kritikė esi, merkantili, ane, pavydi ten dar kažką, tai pamatyk tai. Tas tavo pamatymas tai yra tavo transformacija. Tau išoriai nieko nereikės padaryti. Kažkaip užmedituoti, užpraktikuoti, pereiti kursų, dar kažką. Nieko šito daryti nereikės. Tau te reikia eiti į save, pamatyti tai, kada tu esi pavydė, neteisi ir leisti tam būti pilnai. Jeigu aš, tarkim, matau, aš teisiu kažką, mano protas teisė. Aš nežinau, kodėl jis taip darė, reiškia, jis taip užprogramuotas, taip yra, tokia yra programa jo, ne, teisti kažką. Tai, nes taip augdama vaikas mačiau, kaip tai daro suaugę, visuomenė, aplinka, meluoja ir visa kita, ne, visą tai aš mačiau. Taigi, tu sustoji, pamatai, pripažįsti, kad taip vyksta, kad yra toks jausmas, kad yra tokia programa. Ir viskas. Ir viskas pamatai, su nuolankumu pripažįsti, sakai, gerai, taip yra, taip vyksta, kodėl aš nežinau, gerai, tai blogai, aš nežinau. Nedėk istorijų, nedėk etikėčių tam dar daugiau. Matau, pripažįstu, bet nieko nedarau, paleidžiu. Matau, kad pavydi, aš nežinau, gerai, tai blogai, kažkodėl taip yra, aš matau tai. Tai santykis su aš leidžiu tam būti, aš nieko nedraudžiu. Aš įsileidžiu pilnai Dievą, pilnai gyvenimą, toks, koks jis yra, nėra gerų, blogų emocijų. Visos jos reikalingos, visos kažkam pasitarnauja, nežinau kam, nevaidinsiu, kad žinau. Už protų galima sukurti belia kokią iliuziją, belia kokį ir belenkiek. Aš pripažįstu, aš matau, bet niekam netrukdau. Ir tai išsisklaido, kaip dangus leidžia ateiti sunkiem debesim pilniems lietaus, jie nulyja ir vėl šviečia saulė. Taip ir čia kiekvieną momentą priimu toks, koks jis yra. Nors jisai apatiškas, nors depresyvus, nors koks belia koks sunkus, aš jį priimu su nuolankumu, nuoširdumu ir leidžiu jam būti, nesikišu. Tai vat ir yra besąlyginė meilė sau, tai yra priėmimas savęs, pamatymas taip, kaip yra tą būtent momentą. Kai mes bandom išoriai draskytis, kažkaip keisti, transformuoti, kažką daryti, tai kraustytis iš proto, kad taip nebūtų, dėl to mums dar sunkiau. Tu esi savo išmintis, tu vienintelė esi savo guru, vienintelė savo mokytoja, visi atsakymai, visa išmintis yra tavyje. Tau te reikia tik pripažinti, įsileisti viską į save, visas gyvenimo natas, neišmesti nė vienos. Leisti pilnai Dievuliui reikštis per tavo kūną, per sąmonę, per protą, per viską. Leisk, atiduok. Būk nuolankum, stebėk savo gyvenimą. Tu tiesiog stebėk, atsipalaiduok ir stebėk. Nors ir verki, nors ir šauki tą momentą, leidi viskam būti. Aš nesakau draskytis, pilti viską į išorę, bet eik į save, pamatyk tai. Jeigu tave kažkas skaudina ir sakai, ką tu man, Dieve, nori parodyti? Parodyk man per lengvumą, kad aš suprasčiau šitą situaciją, ką tu bandai man pasakyti, ką tu bandai man, ką aš turiu suvokti. Ir jums prisiekiu, jūs suvoksit, ateis visi atsakymai tada, kada reikia. Tai tikiuosi įnešiau jums aiškumą, nesidraskykit, nesipriešinkit, pamatykit save ir viskas savaime atsipainios. Absoliučiai viskas savaime įvyks pas jūs. Nieko nereikės apie tai galvoti, uždėti idėjų. Viskas savaime, visa transformacija, viskas ateis savame. Tik leiskite, nesipriešinkit ir mylėkit save. Labai mylėkit, mylusias, priimkit save. Taip, kaip yra šitą momente. Taip. Ate.